Tai sveiki atvykę visi į jau 10-ąjį vaistažolių rinkimo čempionatą. Šiemet jis 10-asis ir šiais metais 10-ąjį vaistažolių čempionatą bendrai finansuoja netgi Europos Sąjunga. Labai malonu matyti jūs visus. Šiandieną, kiek žinau, kiek Justina pas mus komandų? 14 komandų. Tai labai smagu. Tai instruktažas yra labai paprastas, kas jau dalyvavo, tai tikrai žino ir jau žiūri, net spirga greičiau lėkti į mūsų pievas, kas nedalyvavote pasakoju. Jūs turite turėti tik tai žirklės, jokių vainikų, jokių papuošimų ant krepšių ir turite nukirpti 5-3 cm tik tai tam, kad mūsų kompetentinga komisija atpažintų, kas tai yra per žolelė. Nereikia rauti su šaknim, tikrai ne, mažyti gabalėlį. Jūs dabar turėsite valandą laiko, galite eiti ten. Šiaip ten daugiau tų pievų galite eiti ten. Po valandos sugrįžtate ir komisijai atnešate savo surinktas vaistažoles. Jeigu kartais jums yra kelios komandos, kurios surinko vienodą kiekį vaistažolių, reiškia laimi ta, kuri ateina pirmoji. Tai aš siūlau, jeigu tik tai tie naujokai surinkot, 4 lieka, 5 bėga greičiau čia. Ta prasme, nes tas, kas surinks daugiausiai ir greičiausiai, tas ir laimi. Aišku, 1, 2 ir 3 vietos, pirmosios vietos šįmet įsteigtas mero fondo 200 eurų čekis. Taip pat gausite dovanų, 2 vieta yra Švenčionių vaistažolių fabriko ir Aukštaitijos saugomų teritorijų dovana dar bus. Tai Aukštaitijos saugomų teritorijos irgi jūs kvies į edukacijas, į loteriją. Na, o aš noriu pristatyti mūsų kompetentingą labai komisiją. Tai yra saugomų teritorijų atstovė Jolita Garbulienė. Jolita. Botanikė Renata Ulinskienė. Na ir Švenčionių miesto kultūros centro ir šio vaistažolių čempionato projekto autorė Inesa Bagdonienė. Tai tiek viso, jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite. Na, kad jums būtų smagiau vis dėlto pasileisti per tas pievas, aš kviečiu, mūsų renginį pradėjo mūsų šaunieji liaudiškos muzikos kapela Kaimynai ir jų vadovas Rimantas Ankėnas, o dabar noriu pakviesti 2 pasakorius, tai turime svečią net iš Panevėžio rajono, Arvydą Svirką. Taigi prašom, gerbiamas, mikrofonas jums, paporinkit mums. Ežero rytas. Turim gražų ežerą už nugaros. Aušra ir paukščių balsai nutvieskė ežerą su pakraščiuose rymančiomis nendrėmis, žaliais spinduliais. Vis aukščiau kylanti saulė neperšviečia tamsių ežero gelmių. Ten kitas paslaptingas pasaulis su savo žuvimis, vandens augalais, planktonu. Ten kitoks rytas, kitoks saulėtekis. Stebiu ramų, spindinti, šiek tiek išgaubtą lyg lęšis ežerą. Gal ir jis dabar žvelgia į mane, į šitą pakrantėje išlinkusi susikūprinusi beržą, matyt švidro ar bangų mūšos visam laikui paklupdytą paežerėje. Kuo? Kiek? Kažko klausia manęs ežeras, gerklingu krago balsu. Bet aš nežinau, ką jam atsakyti. Ir kragas vėl dingsta po vandeniu, vėl tyli ežeras. Tik virš jo sklando, visą rytą sklando 2 žuvėdros, skvarbios, iš aukštai panorusio pažvelgti į save ežero akys. Tai aš dar nepristačiau, tik tai, kad šiandieną pas mus dalyvauja ir labai iš visos Lietuvos daug atvyko Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijų atstovai. Tai atvyko net iš Krekenavos, Anykščių, Biržų, Asvejos ir Zarasų rajonos. Tai sveiki atvykę iš Švenčionių rajoną.
Ir dar labai pamiršau svarbų dalyką pasakyti. Mėly čempionato dalyviai, šypsokitės, rodykit savo dantukus, nes šiandieną jūs filmuos TV3 televizija laida Sveiki atvykę. Taip, kad šypsokitės, visi patenkinti turi būti, nors ir jūs ir taip patenkinti. Nu, dabar dar noriu pakviesti Gabiją dar vienam linksmam pasakojimui ir leisime jūs jau į laukus. Ar visi jau turite sąrašus? Jeigu neturite pasinėsą, turite sąrašus. Gerai, Gabija, prašau. Tai labą dieną visiems, aš Gabija Misiūnaitė, iš jums papasakosiu mūsų krašto padavimų. Netoli Kaltanėnų miestelio, tarp Žeimeniai Kretuono ežerų ir nedidelis Kriožlio ežeriukas. Ilgučias, niekaip negalėjau suprasti, iš kur jie takis pavadinimas. Ale man papasakoja takis viens kaltanianskas dėdukas, a jam viens dėdukas papasakojais. Nu tai va, paklausайте. Gyveno rozų milžinas, ėjo vardas buvo Kriožlys. Ėmė numiro Kriožlio mama. Milžinas gyvena toli nuo savo gimtinės, tai įsirašęs ilgon kelionėm. Reikia momų pakavoti. Alenas kolai prisėmė savo medžiokų smėlę į žemių, kolai nusievė, tai visas kalnas pasidarė. Nusmučiai senas atsisėdo ant to kalno, pamyslė apie savo momų, susabydėjo ir pradėjo raudoti. Milžinas raudoja, kol iš ašarų stoja ažeras. Taip žmonės įvadino į tų ažerų Milžino vardu – Kriožlys. Ačiū labai Gabijai. Na kągi, atėjo tas momentas, dar vieną dalyką pamiršau, kad mūsų komisija irgi ne tik skaičiuoja šuoleles, bet kažkas iš komandų už originaliausią pavadinimą irgi gaus dovanų. Dosnus, mes šiandien labai organizatoriai. Tai kągi, kapela groja ir dabar žiūriu į valandas. 12:15 laukiame jūsų visų čia. Sėkmės! Startas duotas! Kad būt linksmiau Kazimiero Pankutė.
kad reikia labai daug vienodų surinkti, tai nepykit buvo ir toks. Sveiki atvykę, 11:57 užfiksavo. Pirmi. Taip, dabar galite pasigerti šaltos arbatos, pasivaišinti, ten ledus parduoda ir edukacijos. Gerai. Nu, laikykim klausus. Sugrįžote, savo kolegas visus nepametėt miškuose, čia ne? Gerai. Tai kviečiame pirmiausia mūsų komisiją, kompetitingą, tai Inesa, Jolita, botanikė Renata ir dar prie mūsų Virginija prisijungia, prašom. Tai pirmiausia, skelbiant tuos 1, 2, 3 vietą, tai buvo konkursas dar už gražiausią pavadinimą. Tai žinokit, nu jau 2 buvo nerealiai gražūs pavadinimai, tai abiems ir įsteigėme dovanas. Tai be galo gražus pavadinimas Aukso kaso žolelių rasos. Ignalina mūsų kaimynai, ateikit atsiimti dovaną. Labai smagu buvo jūs matyti pirmą kartą, tikimės ne paskutinį ir tuščiom neišvažiuojate. Labai smagu. Na ir dar vienas pavadinimas irgi buvo labai gražus, jeigu nesuklysiu skaitydama ir nepraleisiu bent vienos raidelės. Asiuklė plaukiai. Šaunuoliai, čia jums dovana. Na kągi, vis dėlto tas pagrindinis, dėl ko mes čia visi ir susirinkome, tai pradėsime nuo galo, 3 vieta dabar bus. Tai Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus padėka už dalyvavimą 10-ame vaistažolių rinkimo čempionate Švenčionys Lietuvos vaistažolių sostinė ir 3 vietą laimėjo Uždvario Žiedės. Zadvarninkų bendruomenė. Merginos, prašom visą komandą. Prašom, fotosesija paparacams, nes jų šiandieną daug. Antrosios vietos nugalėtojų komanda Asiuklė plaukiai. Vaistažolių fabriko dovanos ir Akoruso dovanos, šaunuoliai. Labai smagu jūs buvo matyti. Irgi, man atrodo, 1 kartą jūs čia pas mus, ne? 2. Gerai. Tai 3 kartas nemeluosi 1 vietą. Na ir ta pirmoji vieta, jau net nebeįdomu skaityti, nes tradiciškai obelėlė. Sveikiname Trūdų bendruomenę ir 200 eurų prizas iš mero fondo yra jūsų bendruomenės sąskaitoje. Įkris. Ir Švenčionių rajono savivaldybės dovanos irgi jums. Kągi, ačiū labai visiems dalyvavusiems, jūs šaunuoliai. Ir ačiū, kad dalyvavote, bet šitas dar čempionatas dar nepasibaigė. Tai prašom į Kukučio loteriją. Va čia yra pas Gintarę loterija ir plus aišku žygis. Tai už kelių minučių, Gintarė, tu būsi vedlė to žygio, ne? Tai kokiu 15 minučių.
Už 15 minučių renkamės apačioj paplūdimy. Ai, aš turiu traukti. Gerai, čia pasirodo dar ir aš. Ai, kokia čia man atsakinga misija. Taip. Leokadija Šalc. Ar yra Leokadija? Va, Cvirkų bendruomenė. Kiek čia bus tų loterijų? 10. Toliau. Paulius Pranskos. Virginija Sinkevičienė. Agota Pranskutė. Nu, Pranskai susirinks visus prizus. Renaldas Čeponas. Galina Juršan. Janina Diskienė. Janė Guigienė. Na ir dar 2. Globos centras. Paguodos prizas. Sveiki visi, ačiū, kad šiandien taip susirinkote, dalyvavote aktyviai vaistažolių rinkimo čempionate, bet nors teko šiek tiek palakstyti ir žolių parinkti, bet nepabūgote ir keliaunate į mūsų žygį. Tai atvykote pirmiausia į Švenčionis vaistažolių sostinę, tą jau girdėjote ir pirmoje renginio dalyje, bet taip pat jūs atvykote ir labai unikalų regioninį parką, tai yra Sirvietos regioninis parkas. Šiaip pats Švenčionių rajonas yra unikalus, nes turi pakankamai daug saugomų teritorijų. Iš viso turime jų 4. Tai yra Aukštaitijos nacionalinis parko dalelė yra išsidėsčiusi mūsų rajone, Labanoro regioninio parko, Asvejos ir Sirvietos regioninio parko, kuriame šiandien dieną jūs ir esate. Kuo ypatingas mūsų Sirvietos regioninis parkas, tai tuo, kad prieš milijonus metų praslinkęs ledynas šioje vietoje suformavo Švenčionių aukštumą. Čianai, tos kalvos, kalvelės tikrai stiebėsi į dangų ir kai kuriuose vietose netgi siekia 289 metrus virš jūros lygio. Tai yra 4.-5 kalva Lietuvos mastu būtų. Ir šiandien dieną mes esame prie vieno iš to ledyno darinio, tai yra prie Bėlio ežero, o tiksliau prie Bėlio dubaklonio, tai yra ledyno tokio suformuotos dar taip vadinamos rinos, kur ledynas stūmė būtent tą žvyrą, smėlį, visas žemes ir formavo mūsų kraštovaizdį. Tai buvome viršuje, nusileidome būtent į tą, galima sakyti, dubaklonio dugną ir dabar palei šiuos šlaitus dubaklonio keliausime aplink Bėlio ežerą ir pasieksime, Bėlio šio ežero brolį, Belaitį mažiuką.